Sveiki, gausiai susirinkę internautai prie televizijos ekranų. Savo vaizduoklių. Taip. Aš, Rokas ir Simas. Pakalbėsim apie labai objektyvą kritiką ir Apie truputį jūs. pagirsime jūs. Netruputį. Labai Čia knygoje yra visko faktai. apie jūs. Labai daug faktų. Pradedam. Na, pirma persona, kuri paspaudė patinka, arba ne pirma, nežinau, pas manęs ar ši pirma, tai yra Andrius Ulčickas. Nu ką, galiu pasakyti apie tą. Maldės bachuriukas, gerai kašę žaidži, gerai prikolini, mokykloj gerai. Nu, skaityk. Taip. Petro brolis Andrius pastebėjo, čia yra berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepuliukus ir 2 žuvis. Na va. Sekanti yra Saulius Loda. Nu ką, bachuriukas, maldėts, gerai kašėlaši, paprikolini gerai. Ir tai maldėts. Nu, ką turi apie jį pasakyti, ką čia užsirašė? Saulius sumanė aplankyti žymų rabiną, išvydęs jo namus, labai nustebo. Tai buvo tik vienas kambarys, prigrūstas knygų. Na, gerai. Trečias žmogus, Naglis Gorlovas, iš šito Kauno rajono, Slabotės, kur mes dabar esam, kur visą šitą sukam. Kur turim objektą. Na ką, galiu apie tai pasakyti. Maldės bachuriukas, gerai kašę žaidži, gerai prikolini. Nu, skaityk, ką čia turi rašyti, parašęs. Naglis mokėsi 4 klasėje. Stipru. Gerai. 4. Ugnius Gvildys. Nu ką, maldės bachuriukas, gerai kašę žaidži. Nu, pats žinai, gerai. Nu, gerai skaityk, nes nežinau, ką Palaikyk čia mikrofoną. parašęs. Kai Ugnius karalius su savo kariuomenė paėmė Jeruzalę, dauguma izraelitų buvo išvaryti į tremtį. Lem, kaip šalt. Tautvydas Abeciūnas. 5. žmogus sąraše. Na ką, Tautvydai, gerai kašę žaidži, maldės gerai prikolini. Ir tai maldės bachuriukas. Skaityk, ką parašė apie čia jį. Ta lemtinga diena Tautvydas vienoje Paryžiaus bažnyčioje priėmė pirmąją komuniją. Gerai. Stipriai. Nu ką, 6. Robertas Norkus. Buvęs klasiokas. Maladės bachuriukas. Gerai kašę žaidži. Baisiai gerai prikolini. Nu, Valgai. daug valgai gal. Robkė puolė atgal į kiemą, sugriebęs plytą ir atsistojo tarpuvartėje, pasirengęs gintis nuo Kauno. Gerai. 7. Povilas Liesis. Gerai, maldės bachuriukas. Gerai kašę žaidži. Gerai kašę, geras centriukas. Nu ką dar čia turim pasirašę? Povilas. Ką užsirašęs? Taip. Povilas padarė taip, kaip jam buvo liepęs viešpats. Taip. Sekantis Kęstė Bražiūnaitė. Bet čia prašyta Bražiūnaitė, Kęstė. Maldės mergaitė, maldės. Gerai kašę laši, gerai pataikai kašę, gerai paprikolini, maldės, gerai. Skaityk, ką parašyj. Gal girdėjote pasaką apie Kęstę, kuri persirengus Elgetos drabužiais išėjo iš karališkųjų rūmų pažiūrėti, kaip gyvena žmonės jos karalystėje? Jei ne, perskaitykite. Ji bus knyginė. Gerai. Kitas Liudas Kazalupskis. Nu ką, maldės bachuriukas, gerai kašę laši, gerai paprikolini. Labą dieną. Tavo mama mano matematikos mokytoja bus, nu, maldės bachuriukas. Jo, Kazalupskinė. Im. Liaudinai man. O, šuo. Kaip myla. Koks tvaras? Kur? Liudas. Bet Liudas matė, kaip kenčia jo tauta ir atsiuntė vadą, kuris turėjo jį išvesti iš Egipto. Gerai. Kitas žmogus su slapyvardžiu Selfish King. Tai čia yra Tautvydas Lietukas. Nu ką galiu pasakyti apie šitą bachuriuką? Maldės bachuriukas, gerai kašę loši, gerai rėkauji ten Žalgirio arenai. Ir taip, maladės bachuriukas. Nu, paskaityk, ką čia parašėm. Ką čia? Apie Mozėm tik skaityk. Tai atvers man Ini 35. Ini 35. Šventą matą. Kodėl minėsi? Ištikus nelaimiai, Tautvydas pamatė, kiek daug turi gerų draugų.
Taip, visi Facebook'o. 11. Kaip tau Eimantas, tai čia Ličkus. Na, tas. Ne, čia Ličkus. Nu ką, Ličkau, maldies bahuriukas, gerai kašelaši, gerai paprikolini, gerai kašelaši. Nu, turim parašę kažką čia apie tave. Pamatęs Eimantas Simas vos galėjo sulaikyti ašaras. Eimantas, Ličku pamatė. Sekanti, Vytautė Facepalm. Nu ką, maldies bahuriukas, gerai kašelaši. Nu taip, nu. Nu ką, turim kažką. Vytautė, paskaityk, ką čia parašė apie ją. Pritrukom žodžių. Gerai, 13. Povilas Bliukys. Nu ką, maldies bahuriukas, gerai kašelaši. Padžinai, gerai, monstrai, gerai. Nu, paskaityk, kokia čia. Ką čia jau? Ką čia pridūrėm? Povilas. Povilas atėjo iš dangaus pas žmonės ne tik pasikalbėti su jais, bet juos išvaduoti iš piktosios dvasios vergijos ir nusivesti į dangišką tėvo rūmus. Gerai. Kita yra Gaubaitė Kornelija. 14. Nu ką, Kornelija? Dar daug laiko? Gerai. Kornelija, gerai, maladies, prikolini gerai, kašį gerai laši ir šiaip maladies, pana, gerai, maladies, va, šunuolė. Kornelija. Kartą Kornelijai būnant Kaune, pas ją susirinko didžiulė minė. Kaune. Gerai. Sekanti. Rugilė Pudzevelytė. Nu ką, Rugilė? Gerai kašį laši, gerai paprikolini, nu šiaip gerai, maladės, gerai. Rugilė. Nekas toks. Nu, ką čia mes parašėm? Rugilė persakė žmonėms Dievo žodžius ir tikrai vakare atskrido didelis pulkas putpelių, kurias buvo galima lengvai pagauti rankomis. Gerai. Kita persona. Rokas Puikys. Nu ką? Pridurk, kad gražus vardas. Priduriu, kad gražus vardas. Nu ką, Rokai, maldies bahuriukas esi, gerai kašelaši, aukštas, gerai kašelaši. Nu ką čia rašytų apie jį čia? Būtent Rokas turėjo 12 sūnų - Reubeną, Simeoną, Levį, Judą, Daną, Naftalį, Gadą, Šerą, Isacharą. Palauk dar. Zebulumą, Juozapą, Benjaminą ir dukterį Diną. Sakai, 12 sūnų. Nu ir kodėl Dina? Nu, jis pakeitė veikia. Gerai, 17. Vaidas Urbanas. Maldies bahuriukas, gerai kašį žaidži, taram baram. Nu ką, norėjau dar pridurti, kad tavo mama, kaip ir Liudo mama, yra matematikos buvusi mano mokytoja. Nu tai todėl tau prideda plius balą man prie maladies bahuriuko lygio. Gerai, ką turi pasakyti apie jį? Vaidutis buvo labai gražus ir Simo žmona ėmė ją meilintis. Simo? Čia mano. Gerai. 18. Algimantas Jukna. Maldies bahuriukas, gerai kašį laši, taram baram, gerai, čia varai, gerai, viską darai. Ir taip, maldies bahuriukas, gerai duodu. Tau žodį, Račkauskai. Algimantas ilgus metus gyveno Egipte, bet laimės šiame krašte nesurado. Dabar tavo eilė skaityti. Aš paskaitysiu apie. Aha. Kur? Taip, kur baigiam. Arūnas Šimonis. Maldies bahuriukas, gerai žaidžia kašę. Taip ir toliau. Gerai. Koks vardas? Arūnas. Malda Arūnai. Gerasis Arūnai. Aš prisipažįstu savo nuodėmes ir gailiuosi dėl jų. Prašau atleisti viską, ką padariau. Bloga. Labai man gaila, kad tave nuliūdinau. Aš stengiuosi pasitaisyti. Padėk man. Įstabingi žodžiai. Edvinas Pliokštys, Rosas. Šiaip visai maldies bahuriukas, šiaip biškį mėgsta gerai žaidžia kašiuką ir žodis tau. Pranašas Rosas. Liudija tikrai dievą pagonims. Žodis tau. Kas? Nežinau, kas toliau. Vaineta, Ben. Geras bahuriukas, gerai moka italų, suprantate, kašiuką baisiai gerai lošia, rinktinę girdėjau, šaukimą turi. Turi žodžių apie ją. Taip, turiu.
būtų malonu išgirsti. Kai Vainetos karalius su savo kariuomenė paėmė Jeruzalę, dauguma izraelitų buvo išvaryti į tremtį. Oho, Benas Repečka, labai aukštas. Bachuriukas, imk žodį. Kai Beno karalius su savo kariuomenė... Ai, darom čia biškį video, pasgedame. Kai Beno Buvo kišeniai telefonas. Gerai. Ką? Kai Beno... Tikrai, buvo išjungtas garsas. Tu mane blašk. Kai Beno karalius su savo kariuomenė paėmė į Jeruzalę, dauguma izraelitų buvo išvaryti į tremtį. Tavo žodį. Jo, girdžiu. Gerai, ate. Paklausė, kaip katę palikau. Gerai palikau. Man atrodo, kad čia... Kame žodis? Tai tu turi... Apie ką? Apie Vladislavą? Ką tik buvo Apie Vladą. Buvo apie Beną. Jo, buvo apie Beną. Taktišką. Ką aš galiu pasakyti? Modės Labai Bachuriukas. Taktiškas. Vladislavas. Puikiai žaidžia rankinį, tarkim. Krepšiasvidį. Mečislovo auklėtinis buvęs. Žodį. Gerai. Raigiam. Kai Vladislavas karalius su savo kariuomenė paėmė Jeruzalę, dauguma izraelitų buvo išvaryti į tremtį. Lemba. Jo? Taip. Tu keis. Ai, tiksliai. Šventą Luką atsvers. Ai, tiksliai. Edvinas Maestro Tainyla. Kaip stalas. Ką? Malodės, Bachuriukas gerai kašė lašė. Jo, būtent va, žodžiai įstabus. Atsiprašom visiems už kritiką. Koldūnas nenorėjo ten nukristi ir nepradegino. Koldūnas pradegino stalą. Kasparas Marčiukaitis visada iš centro parveža, kai būnam su savo užsakytų... Trečių autobusų. Dažniausiai. Šiaip gerai, ką čia lošia, Malodės Bachuriukas, ką pridursi. Turistas sumanė aplankyti įžymų Kasparą. Išvydęs jo namus, labai nustebo. Tai buvo tik vienas kambarys, prigrūstas knygų. Taip. Motiejus Vaura. Arba Vau. Gražiai žaidžia krepšinį. Košę, gražiai lošia košę. Malodės Bachuriukas. Gražiai lošia piešimą. Piešia įstabiai. Įstabiai. Malonu, malodės. Gerai, žodis. Mažoji Vaura. Taip save vadina Motiejus Vaura. 1873-1897 gyvenęs Prancūzijoje 17 metų amžių istorijos ir... Karmeličių vienuolyną. Ugnius Aleksinas Zyz. Parašyta taip? Ne, taip man galva šviečia. Malodės Bachuriukas gerai ką aš lošiu ir šiaip malodės prikolinį gerai. Jo. Gal ką aš turiu pasakyti apie jį? Dar turim žodį. Kartą susirgo Ugnius. Bičiulis Lazorius. Jo sesė... Ką aš skaityti ne? Aš pamiršau kaip skaityti. Aš pratęsiu. Kartą susirgo Jėzus. Ne Jėzus. Ugniaus bičiulis. Kartą susirgo. Skaityk tavo lėtį. Elvis Bisikirskas. Šimtinis... Gerai, ką čia lošia Malodės Bachuriukas? Būtent, daug kritikos šiuose sakiniuose, bet nieko nepakeisti. Žodis duodamas Simonui. Mano Elvijau, labai gailiuosi, kad tave savo geriausią tėvą taip skaudžiai išdžiau. Už tavo begalinę meilę atsilyginau nedėkingumu. Jono 11 eilutė 46 puslapis. Taip, Simonėlė Venclovaitė
Jeigu Kuriukas. gerai kašę lošia, mėgsta biškį, Paloš kašę. jo storą biškį, senai matyta, išmetė iš šulės, iš versmės. Gerai žodis. Gailiuosi viešpatie, kad paždžiau tavo valdą. Valia. Ir nusikaltau tavo meilį. Ką? Nieko neklausiu. Nu nieko, patys parašėm, patys ir... Turim. Bėdos. Karolis Avlasenok, nu šiaip malės bachuriukas, mėgsta patampyti žąsį, gerai žaidžia krepšinį, biški 2K13 jau atkalęs, gerai žodį. Ne. Karolis parduoda savo pirmgimystę. Jei turite vyresnį į brolį, papasakite, kaip su juo sutarėte. Tau vėl laikyti, nes tu sakai kažką. Tiesa. Eik dar Juliu. Rytis le. Maldės bachuriukas, gerai kašę lašį, gerai prikolini, maladės. Skaityk dabar tu ras kažkur ten kažką. Ką čia užsirašė? Koks? Kol Rytis medžiojo Simą, iš 2 ožiukų pagamino gardų troškinį. Kodėl mes negalim taip laikyti, pavyzdžiui? Galim ir... O taip galima? O, žodis ten gale. Kas toliau? Benas Kutka. Jau. Bam. Bam, čik baka bam. Benas. Tai yra. Aha. Aha. Kašiukas, bachuriukas, mažas lavoniukas. Paliok. Regina valdo. Žodžiu, tai davai šitą, aš išlaikau mikrofą. Wow. Jau. Gerai. Kas šitoks? Benas mylėjo Ezavą. Simą, nes mėgo žvėrieną, bet Rebeka mylėjo Jokūbą. Wow. Bam. Gerai, paskutinė persona. Domantas Kucinskas. Kucinskas, sakoma. Sakoma. Ką, šiaip maldės bachuriukas gerai žaidžia kašę. Būtent. Nu, mes neturim apie jį parašę nieko, bet mes turim nuotrauką. Ir mums labai šalta. Ir mums žiauriai šalta. Štai mes tave apibūdinam šią nuotrauką nupiešėm. Pritrauk. Mes esam daugiau piešinių žinoma nupiešę, bet čia yra vienas geriausių ir skiriamės tau jį. Nes tai esi tu. Esi paskutinis ir tavo verčiausias tavęs piešinys. Būtent. Na ką? Iki kitų kartų. Palaukit. Praėjo šis kokį 15 ar 20 minučių turiningai, šalant, lauke. Nejaučiu rankų. Nejaučiam kojų. Nejaučiam visko. Tikriausiai nebevaldysim galūnių greitai. Ir... Ir norime atsisveikinti. Viso gero. Viso geriausio, ačiū už dėmesį. Viso gero. Ate. Viso gero. Mamai linkėjimai. Viso gero. Tėčiai, broliui. Linkėjimai šeimai ir visiems. Aloyzai, tau irgi. We did it.